Kai baigėsi Antrasis pasaulinis karas, asmeniniai Hitlerio daiktai liko išmetyti tarp jo rezidencijų, bunkerio Berlyne ir vietų, kuriuose jis praleido paskutinės savo dienas. Daugelį tų daiktų paėmė sąjungininkų kareiviai, kiti atsidūrė muziejuose, kai kurie buvo sunaikinti, o keletas vis dar yra dingę. Kiekvienas daiktas turėjo istoriją, kuri pasakojo apie jo rutiną, skonį ar idėjas. Nuo paprasto rašomojo stalo įrankių iki asmeninių dovanų ar propagandos reikmenų. Šie daiktai pateko į civilių ar valstybinių institucijų rankas, beveik visada be oficialaus plano. Kai kurie buvo parduoti aukcione po daugelio metų, kiti išsaugoti kaip prisiminimai ar įrodymai. Tai, kas atrodė įprasta, įgijo svarbos tik todėl, kad buvo arti jo. Laikui bėgant, tyrėjai, kolekcininkai ir muziejai sekė šių daiktų pėdsakais. Knygos dokumentuojančios šiuos atvejus padeda suprasti ne tik, kokie tai buvo objektai, bet ir kur jie atsidūrė bei kas su jais buvo padaryta. Niekas nebuvo išgalvota ar idealizuota. Viskas, kas įtraukta, tikrai egzistavo. Kokie buvo kai kurie iš tų objektų ir kas su jais nutiko po karo. Akvarelės dėžutė, kurią Hitleris naudojo prieš tapdamas diktatoriumi. Ši metalinė, įlenkta ir emaliuota dėžutė su gana gerai panaudotais akvarelės dažais, pagaminta 1910 metais Niurnbergo įmonės Redeker ir Henis, priklausė Adolfui Hitleriui. Belgų karo korespondentas Robertas Francote išėmė ją iš Hitlerio rašomojo stalo stalčiaus jo bute Miunchene, Prinzregentenstrasse gatvėje, 1945 m. gegužę. Tai rodo mažai aptartą jo gyvenimo dalį, jo ketinimą tapti menininku. Jei tai, ką jis parašė mano kovoje, yra tiesa, Hitleris nusprendė pasišvęsti menį, kai jam buvo 12 metų. Visiškai palaikoma savo dievinamos našlės motinos, jis tvirtino, kad kada nors taps žinomu dailininku. Jis metė mokyklą 1905 metais, kad pabandytų tai pasiekti. Po 2 metų jis išvyko į Vieną, ketindamas įstoti į dailės akademiją. Nešdamasis aplanką su savo piešiniais, jis buvo tikras, kaip vėliau pasakojo, kad išlaikys egzaminą be problemų. Nors jo paveikslai dažnai kritikuojami, Hitleris mokėjo piešti tam tikrą techniką. Dar prieš atvykdamas į Vieną, jis visada nešiodavosi eskizų knygelę, piešdamas jam patikusių pastatų dalis ar scenas operoms, kurie svajojo parašyti. Pasak jo jaunystės draugo Augusto Kubizeko, saulėtomis dienomis jis sėdėdavo ant suoliuko Turmleitennege, Lince, kur įrengdavo savotišką studiją po atvirų dangumi. Ten jis skaitydavo, piešdavo ir tapydavo akvarelėmis. Kai išvyko iš Linco gyventi į Vieną, Hitleris jautėsi užtikrintas dėl įstojimo į akademiją. Jis sakė, kad mokyklos piešimo klasėje buvo geriausias ir kad nuo tada labiau pažengė nei vidutiniškai. Tačiau jam nepasisekė. Nors jį priėmė laikyti egzamino, teisėjai atmetė jo piešinius kaip silpnus ir pasakė, kad jis įtraukė per mažai veidų. Nusiminęs, jis bandė dar kartą kitais metais, tačiau šį kartą jam net neleido laikyti egzamino. Šis antras atmetimas jį persekiojo iki paskutinių dienų. Vėlesniais metais Hitleris pragyveno iš nedidelių pajamų, gautų parduodant piešinius iš pradžių Vienoje, o vėliau Miunchene. Jis teigė nutapęs nuo 700 iki 800 darbų, kuriuos siūlydavo už maždaug 5 markes kiekvieną. Jo tapybos stilius buvo paprastas, tiesioginis ir paremtas realybė. Jo temos beveik visada buvo pastatai, gėlės ar atviri kraštovaizdžiai. Aš tapau tai, ko nori žmonės, kartą pastebėjo jis. Jis kreipė daug dėmesio į detalės, ypač į architektūrinius elementus, tačiau beveik niekada neįtraukdavo žmonių, trūkumas, į kurį jam jau buvo atkreiptas dėmesys anksčiau. Kai 1914 metais prasidėjo karas, Hitleris pasiėmė savo akvarelės į vakarų frontą. Ten jis tapė tai, ką matė aplink save. Paveikslas priešingame puslapyje, nutapytas tų metų gruodį, vaizduoja sugriautą vienuolyną, kurį apšaudė bombos Mesnės mieste į pietus nuo Ypro. Nežinoma, ar tuo metu jis vis dar galvojo apie menininko karjerą, ar tiesiog tapė kaip laisvalaikio praleidimo būdą. Tiesa ta, kad per savo pirmąsias atostogas jis nuvyko į Berlyną ir aplankė kelias meno galerijas.
Nors kurį laiką fantazavo apie bandymą vėl įstoti į meno mokyklą po karo, netrukus jo dėmesį užėmė politika. Nuo tada piešimas liko tik paprastais rašinėjimais ar pastabomis paraštėse, įskaitant kai kurios architektūrinius planus, kurie vėliau pasirodytų Germanijos projekte skirtame Berlynui pertvarkyti. Hitlerio Germanijos eskizas, puslapiai 101–102. Nors ir nustojo tapyti, Hitleris savo skonį primetė režimo kultūrai. Jis nepriėmė Goebbelso modernaus meno preferencijos ir dekretavo, kad oficialus stilius turi būti klasikinis su idealizuotomis šeimininėmis scenomis saldžiais. Jis rėmė tokius menininkus kaip skulptorius Arno Brekeris, o naujoviškesni dizaineriai, tokie kaip Bauhaus judėjimo atstovai, buvo išvaryti iš šalies. Paties Hitlerio paveikslai buvo ištrinti iš žemėlapio. Patikimiems žmonėms buvo nurodyta juos nupirkti visur, kur jie būtų. Paskelbta buvo tik keletas. 1937 metais šių paveikslų rodymas buvo uždraustas. Tačiau bėgant metams keli atsirado aukcionuose. Kai kurie buvo parduoti už daugiau nei 100 000 eurų. Akvarelės dėžutė priešingai 2010 metais buvo parduota už 8 000 eurų. Hitleris sakė, kad neįstojimas į Vienos akademiją jį sustiprino, tačiau giliai širdyje jis niekada to neįveikė. Šis atmetimas pakeitė jo gyvenimo kryptį. Tai buvo taškas, kai jis atidėjo savo kaip dailininko svajonės ir pradėjo kaupti pyktį. Neįmanoma žinoti tikrai, tačiau tikėtina, kad ši frustracija tam tikrų būdų paveikė visą tai, kas atsitiko vėliau. Kruvina nacių vėliava, kuri dingo po karo. Jei nacizmą vertinsime kaip savotišką politinę religiją, tuomet Blutfahne arba kraujo vėliava buvo vienas iš labiausiai gerbiamų jos simbolių. Iš pradžių tai buvo tiesiog vėliava su svastika, priklausanti 5-ajam EA šturmo būrio Miunchene, žinomu kaip Hitlerio rudmarškiniai daliniai. Tačiau per nepavykusį perversmo bandymą 1923 m. lapkritį vėliava buvo sutepta 3 žuvusiųjų – Antono Hechenbergerio, Lorenzo Ritterio von Stransky-Grippenfeldo ir Andreaso Bauriedlio krauju. Jie žuvo, kai Bavarijos policija apšaudė demonstrantus. Išėjęs iš kalėjimo 1924 m. gruodį Hitleris atgavo vėliavą. Nuo to momento ji tapo nacių ceremonijų centru. Ant jos viršaus buvo uždėtas naujas ornamentas su svastika ir sidabrinis žiedas su 3 vyrų žuvusių 1923 m. puče vardais. Nuo tada ji ne tik buvo rodoma visuose dideliuose partijos renginiuose, bet Hitleris ją liesdavo kitas nacių vėliavas, taip suteikdamas joms savotišką palaiminimą. Taip pat jie patvirtindavo naujų EE narių priesaiką. Kraujo vėliava buvo laikoma šventa relikvija. Kai ji nebuvo naudojama, ji buvo kruopščiai saugoma nacių partijos štabo, žinomo kaip Rudasis namas Miunchene prieškambaryje. Jos svarba buvo tokia didelė, kad jai buvo priskirtas išskirtinis prižiūrėtojas, ne itin svarbus narys vardu Jakobas Grimingeris su šepetelio formos ūsais. Jo vienintelė užduotis buvo lydėti vėliavą kiekviename renginyje, į kurį ji buvo vežama visoje šalyje. Grimingeris pasirodo 1937 m. propagandinėme atviruke, nuleidžiantis kraujo vėliavą priešais vieną iš uždegtų laužų prie Feldvernale, Miunchene, vietoje, kur kasmet vykdavo perversmo bandymo atminimo ceremonija. Po nuotrauka buvo užrašęs atminimui apie 1923 m. lapkričio 9 d. Paskutinį kartą vėliava buvo matyta 1944 m. spalį, Berlyne, kai ji buvo naudojama per pirmojo Volkssturm narių priesaikos ceremoniją. Ši grupė buvo sukurta kaip paskutinė režimo gynyba, sudaryta iš paauglių ir vyresnių vyrų. Po šio įvykio vėliava dingo. Galbūt jį išgyveno, galbūt saugoma ir pamiršta palėpėje kokiam nors Tavei rajone per klaidą paimta kokio nors kareivio 1945 metais. Tačiau labiausiai tikėtina, kad ji buvo sunaikinta, kai sąjungininkų bombardavimas smarkiai apgadino Rudąjį namą 1945 m. sausį, arba ji dingo chaose, kilusiame po nacių režimo pabaigos. Dekoratyvinė lėkštė, kurioje pavaizduotas labiausiai saugomas Hitlerio namas.
Įdomu, kad pirmą kartą Hitleris į Obersalzbergą vyko ieškodamas vietos, kur galėtų atsiriboti. Laikui bėgant, ši prieglauda ir namas, kurį jis ten pastatydino, tapo viena žinomiausių Trečiojo Reicho vietų. Pirmą kartą jis susipažino su Obersalzbergu 1923 metais, kai jo ideologinis vadovas, nacionalistas rašytojas Dietrichas Eckartas slėpėsi toje vietovėje, bėgdamas nuo policijos. Hitleris prisijungė prie jo paprastoje pensionate, naudodamasis netikrų pono Wolfo vardu, ir buvo sužavėtas kraštovaizdžio. 1925 metais jis išsinuomojo nedidelį kaimo namą, pavadintą Haus Wachenfeld. Vėliau, dėl pajamų, kurias pradėjo gauti, pardavinėdamas mano kovą, jis nusipirko nuosavybę, kurią vėliau pavertė Berghofu. Vėliau jis pakomentavo, koks svarbus jam buvo šis objektas, kai važiuoju į Obersalzbergą, tai ne tik dėl vietovės grožio. Jaučiuosi toli nuo smulkmenų ir tai verčia mano galvą geriau dirbti. Jei nagrinėju temą kitoje vietoje, matau ją labiau neryškiai, mane užgožia detalės. Naktimis iš lovos valandomis žiūriu į kalnus su mėnuliu ir tada man kyla idėjos. Po to, kai 1933 metais jis buvo paskirtas kancleriu, šis namas pamažu pradėjo virsti savotišką privalomą aplankyti vietą. Iš pradžių atvykdavo žmonės iš apylinkių, vėliau iš kitų vietų, tikėdamiesi pamatyti naująjį vadą. Tais pirmaisiais metais priežiūra buvo beveik minimali. Iki 1936 metų Hitleris dažnai vaikščiodavo takais be didesnės palydos arba su kokiu nors neformaliu sargu. Kartais pėsčiųjų žygeiviai jį pasveikindavo, o jis jiems atsakydavo rankos mostu. Tačiau tai keitėsi. Vieta tapo jo figūros kulto centru, sustiprėjo saugumas, teritorija buvo aptverta ir patruliuojama, o sargai organizuodavo artėjančius pasisveikinti. Daugeliui tų lankytojų apsilankymas Obersalzberge nebuvo baigtas be ko nors parsinešti. Vienas iš tipinių suvenyrų buvo porcelianinė sieninė lėkštė, panaši į tą, kuri pavaizduota ankstesniame puslapyje. Ją pagamino Rosenthal firma Münchene, ji buvo rankomis tapyta ir lakuota ir joje pavaizduota Haus Wachenfeld 1934 metų versijoje, po pirmųjų reformų, kuriomis buvo pridėtas garažas ir nedidelė terasa. Fone matėsi Reiteralpe viršūnės, o dešinėje žemi Untersbergo kalnai, vieta, kur pasak legendos miegojo imperatorius Friedrichas Barbarossa, laukdamas savo sugrįžimo. Kol namas buvo įamžintas porceliane, tikrasis namas nuolat keitėsi. 1935 metais Hitleris įsakė jį padidinti. Jis norėjo, kad vieta geriau atspindėtų jo kaip šalies vadovo įvaizdį. Pirmoji fazė buvo baigta 1936 metais ir ji vėl buvo išplėsta 1939 metais. Jo svečiai buvo sužavėti. Ministras pirmininkas Neville Chamberlainas, Vindzoro kunigaikštis ir kunigaikštienė bei buvęs Britanijos premjeras Davidas Lloydas Georgijas. Visi apžiūrėjo didžiulės salės, didelę terasą su vaizdu į kalnus ir, svarbiausia, didžiulį langą, iš kurio atsiveria vaizdas į slėnį ir kurį buvo galima pakelti ar nuleisti mygtuku. Iki to laiko Berghofas jau buvo nedidelio nacių miesto centras. Ten buvo kareivinės su daugiau nei 2000 kareivių, taip pat namai aukštiems pareigūnams, tokiems kaip Martinas Bormanas, Hermanas Gringas ir Albertas Speeras. Ankstesnė ramybė visiškai išnyko. Visa vieta buvo apsupta dviguba 2 metrų aukščio spygliuotos vielos tvora. Norint patekti į vidų, reikėjo praeiti 2 sargų prižiūrimus patikrinimo punktus. Net kaimynai buvo išvaryti. Bormanas, kuris buvo asmeninis Hitlerio sekretorius ir labai ambicingas spaudimų, priverstiniais mokėjimais ar grasinimais išsiųsti į koncentracijos stovyklas, sugebėjo užimti aplinkinės žemės. Dėl to Hitleris, būdamas ten, tapo beveik izoliuotas. Šypsenų ir suvenyrų era jau buvo praeityje. Kadangi Hitlerio komanda ir daugelis vyriausybės dalių lydėjo jį į Berghofą, statybos tęsėsi sparčiai. Stangase, slėnyje, buvo įkurta net vyriausybės įstaiga. Hitleris ilgus periodus praleisdavo kalnuose, apsuptas artimiausių bendradarbių ir aukšto rango svečių. Ten buvo priimti esminiai sprendimai, tokie kaip sutarties su Eire pasirašymas 1939 metais arba puolimas prieš Sovietų sąjungą
1941 metais. Obersalzbergas beveik tapo alternatyvia režimo sostinė. Karo pabaigoje buvo kasami požeminiai tuneliai ir stiprinama zona nuo bombardavimų. Tai, kas anksčiau buvo Alpių prieglauda, virto statybvietėmis ir net kaimynai pradėjo pavargti. Hitleris sakė, kad kai viskas pasibaigs, jis norėtų nusipirkti paprastą namelį. Tačiau tas ramus poilsis niekada neatėjo. 1945 m. balandį, likus vos savaitei iki to, kai jis nusižudė Berlyne, Britų aviacijos ataka smogė Obersalzbergui. Dalis Berghofo buvo apgadinta, o daug komplekso vietovių sunaikinta. Vėliau žlugus režimui patys vyrai padegė vietą. Netrukus po to atvyko TAV 101 oro desanto divizija ir ją visiškai apiplėšė. 1952 metais Bavarijos vyriausybės nurodymu tai, kas liko iš Berghofo, buvo nugriautas sprogmenimis siekiant užkirsti kelią tam, kad jį taptų neonacių kulto vieta. Šiandien išliko tik samanomis apaugusi cementinė siena, pasimetusi tarp medžių ir miško likučių. Lūpdažio dėklas, kurį Eva Braun paliko bunkeryje. Eva Braun buvo pagrindinė Trečiojo Reicho istorijos figūra. Ji buvo Hitlerio partnerė ir palydovė daugiau nei 10 metų. Jie susipažino 1929 metais, kai ji dirbo padėjėja Heinricho Hofmano fotografijos studijoje Miunchene. Po 3 metų ji pradėjo santykius, kurie visiškai pakeitė jos gyvenimą. Galiausiai 1945 m. balandžio 30 d. ji pasidalijo jo mirtimi, nusižudydama kartu su savo vyru Reicho kanceliarijos bunkeryje. Jos jaunystė buvo labai normali. Gimusi 1912 metais vidutinės klasės šeimoje Miunchene, ji mokėsi katalikiškoje mokykloje, jos pažymiai buvo vidutiniai. Vėliau ji įsidarbino pas Hofmaną, Hitlerio asmeninį fotografą. Šviesiaplaukė, mėlynakių, ji atrodė patraukliai. Hofmanas sakė, kad ji atrodė kaip lėlė. Ji buvo linksma, mėgo linksmintis ir turėjo lengvabūdišką požiūrį, nors apskritai buvo paprasta jauna moteris. Albertas Speeras netgi pasakė, kad laikui bėgant istorikai bus jie nusivylę. Jos ryšys su Hitleriu buvo keistas, ypač dėl to, kad jis buvo slaptas. Nors jis prasidėjo 1932 metų pabaigoje, Eva liko visiškai antrame plane. Skirtingai nuo Geli Raubal, jai nebuvo leista pasirodyti kartu su Hitleriu viešumoje. Retais atvejais, kai jį lydėjo pavyzdžiui į kelionę į Italiją 1938 metais, ji buvo užmaskuota Hofmano fotografų komandos viduje. Toks atsargumas buvo dalis totalios kontrolės, kurią Hitleris norėjo turėti savo įvaizdžiui, ypač po Geli savižudybės skandalo 1931 metais. Todėl jis kartojo, kad yra vedęs vokiečių tautą. Per 12 vėlesnių metų Eva Braun gyveno šešėlyje. Nors ji buvo artima patikimiems asmenims Obersalzberge, Vokietijos visuomenė nežinojo apie jos egzistavimą. Iš pradžių toks dviprasmiškas vaidmuo jai buvo sunkus. Ji nebuvo pripažinta nei žmona, nei meilužė. Galbūt todėl ji 2 kartus bandė nusižudyti 1932 ir 1935 metais. Savo dienoraštyje, savo gimtadienio dieną 1935 metais ji rašė: "Šiandien man sukanka 23, bet tai nereiškia, kad aš esu laiminga. Šiuo metu tikrai nesu." Laikui bėgant, ji priprato prie uždaro gyvenimo su Hitleriu. Nors jai tekdavo pasislėpti kiekvieną kartą, kai jis Berghofe priimdavo kokį nors oficialų asmenį, kitu metu ji gyveno kaip namų šeimininkė, sukurdama atpalaiduojančią atmosferą. Obersalzbergo personalas prisiminė jos patogią ir labai prabangią rutiną. Ji persirengdavo kelis kartus per dieną ir reguliariai priimdavo savo kirpėją. Be to, ji dažnai pasivaikščiodavo su savo 2 šunimis, Negusu ir Stasi, arba laisvalaikiu skaitydavo romanus. Jai nieko netrūko. Ji turėjo visą padėjėjų komandą, kuri negalėjo ištarti jos vardo už rezidencijos ribų. Ji visada buvo gerai apsirengusi ir dažnai įdėvėjo Hitlerio dovanas – auksinius laikrodžius, juvelyrinius dirbinius ir dekoratyvinius daiktus. Albertas Speeras netgi sukūrė jai simbolį su jos inicialais
dobilų pavidalu, kuris galiausiai buvo išgraviruotas ant daugelio jos daiktų. Šis dizainas, pavyzdžiui, matomas labai dekoruotame, iš itališko sidabro pagamintame lūpdažio dėkle. Tas dėklas, kaip ir kiti jos daiktai, tikriausiai vėliau buvo padovanotas kam nors iš Berghoфo personalo. Paradoksalu, tačiau Hitleris nebuvo labai patenkintas ryškiu Evos stiliumi. Jam nepatiko jos nuolatiniai persirenginėjimai ir jis nesuprato jos susidomėjimo madą. Jis turėjo labai griežtą grožio viziją ir pirmenybę teikė diskretiškoms moterims be daug makiažo. Kartą, pamatęs servetėlę suteptą lūpdažiu, nustebino savo sekretorius absurdišką teoriją, kad tokia kosmetika gaminama iš Paryžiaus kanalizacijos riebalų. Be to, Hitleris turėjo gana pasenusių idėjų apie moteris. Nors tai nebuvo neįprasta to meto, jo mąstymo būdas Evai nebūtų patikęs. Viename pokalbyje jis kažkam pasakė, kad moteris turi būti švelni, tyra, naivi ir kvaila. Kita proga jis gyrėsi, kad jam nereikia protingų moterų. Aš turiu pakankamai idėjų abiem, patikino jis. Galbūt Evoje Braun jis rado būtent tai, ko ieškojo – grožią, meilę spinduliuojančią moterį, kuri jam neprieštarautų. Tiksliai Hitlerio ir Evos Braun ryšio prigimtis vis dar analizuojama kai kurių istorikų. Kai kurie spėlioja apie intimės detalės arba užsimena, kad Eva galėjo turėti tam tikros įtakos nacių lyderio sprendimams. Tačiau protingiausia išvada atrodo paprasčiausia. Eva Braun neturėjo politinės įtakos, o jos buvimas neturėjo įtakos svarbiems sprendimams. Kaip ir sakė Speeras, ji buvo nereikšminga istorijai politinių požiūrių. Jei patiko ar ne, jos vaidmo buvo labiau dekoratyvinis nei koks nors kitas. Po Evos Braun mirties 1945 m. balandį viena iš Hitlerio sekretorių įėjo į bunkerio kambarį. Tarp to, kas liko po įvykių, jie ant grindų pamatė nedidelį metalinį vamzdelį. Pagal formą jis atrodė kaip vienas iš daugelio kosmetikos dėklų, kuriuos Eva dažnai turėjo su savimi. Jis buvo toks pat, kokį jį naudojo lūpdažiui laikyti. Gigantiškas piešinys, kuriuo Hitleris norėjo atkurti Berlyną. Be savo destruktyvios politinės karjeros, Hitleris ilgus metus taip pat buvo apibūdinamas kaip nusivylęs menininkas, kuris rasdavo tam tikrą išsigelbėjimą architektūros planuose. Pirmiausia per Paulių Ludvigą Trostą, o vėliau su Albertu Speeru ir kitais bendradarbiais, jis nukreipė šį meninį impulsą piešdamas sostinės, stovų linijas, įėjimus ir fasadus, vykdydamas tokius projektus kaip Linco pertvarkymas ar nauja opera Berlyne. Tačiau čia pateiktas eskizas nebuvo paprastas laisvalaikio užsiėmimas ar atsitiktinis brūkštelėjimas. Tai buvo daug didesnio dalyko dalis – visiško Berlyno pertvarkymo ir jo transformacijos į naują miestą, pavadintą Germanija. Planas gavo leidimą 1937 metais Speerui vadovaujant projektui. Nuo pat pradžių idėja nebuvo kukliai. Jis siūlė visiškai reorganizuoti Berlyną su dviem pagrindinėmis susikertančiomis aveniu, taip pat naujomis stotimis, ištisais rajonais, oro uostais, žaliosiomis zonomis ir netgi netinkamų augalų pašalinimu. Kai Speero tėvas pamatė planus, jis pasakė tik, jūs visiškai išprotėjote. Dvi pagrindinės aveniu, viena einanti iš rytų į vakarus, kita iš šiaurės į pietus, būtų Germanijos labiausiai emblematiškų pastatų ašis. Pasak Hitlerio, šios statybos turėjo sukelti didybės jausmą vokiečių žmonėms ir atspindėti šalies šlovę ateities kartoms. Tarp jų buvo didžioji salė, kuri būtų daugiau nei 300 metrų aukščio ir talpintų 180 000 partijos narių. Taip pat buvo cirkas, 200 metrų pločio fontanas, pilnas bronzinių statulų ir centrinės Apolono figūros. Svarbiausias projekto akcentas buvo triumfo arka, kuri matoma originaliame Hitlerio piešinyje. Speeras prisiminė, kad ši arka buvo aiškiausias Hitlerio architektūrinių fantazijų pavyzdys, milžiniškas savo dydžiu ir neproporcingas savo tikslu. Nors jis bandė pakeisti dizainą, kad jis būtų realistiškesnis, galiausiai pasidavė. Piešinys buvo Hitlerio. Speeras tai žinojo ir atspindėjo jį galutiniuose planuose su netikru parašu. Vietoj parašo jis parašė F, žinodamas, kad visi supras, kas yra anoniminis dizaino autorius. Ši arka turėjo būti paminklas skirtas atminti vokiečių kareivius, žuvusius Pirmajame pasauliniame kare. Ant 75 gigantiškų marmuro plokščių turėjo būti išgraviruoti 1 800 000 vardų.
Dydis buvo toks perdėtas, kad Paryžiaus triumfo arka galėjo puikiai tilpti į centrinę 80 metrų pločio angą. Kad susidarytumėte idėją, piešinio apačioje dešinėje Hitleris nupiešė mažus brūkšnelius, kurie atstovavo žmonėms. Arka buvo tokia didelė, kad net kilo abejonių, ar ją fiziškai galima pastatyti. Viename pietinio Berlyno rajone, netoli tos vietos, kur ji turėjo būti pastatyta, buvo atliktas bandymas. 12 600 tonų sveriantis kieto betono blokas, pavadintas ir Belastungskerper, arba sunkiojo krovinio kūnu. Šiame bloke buvo jutikliai skirti apskaičiuoti, ar Berlyno gruntas gali atlaikyti tokį sunkų objektą. Niekada nebuvo aišku, ar šio eksperimento gauti duomenys būtų sustabdę projektą ar pakeitę Hitlerio nuomonę. Tai kas jį sustabdė, buvo karas. 1943 metais Germanijos planas buvo oficialiai atšauktas. Beveik niekas nebuvo baigta. Betono blokas tačiau nebuvo sunaikintas. Jis buvo per didelis. Iki šiol jis vis dar ten, suteptas lietaus nusidėvėjęs laiko. Tai vienas iš nedaugelio fizinių Hitlerio amžinų statybų manijos likučių. Šarvuotas Hitlerio automobilis, kurį aptiko kareiviai. Hitleris visada rodė stiprią aistrą automobiliams, ypač pagamintiems Mercedes-Benz. Šis ryšys prasidėjo anksti. 1924 metais, būdamas kalinamas Landsberge, jis užsakė Mercedes turbokompresorinių variklių, galbūt modelį 24 dalinti 100. Išėjęs iš kalėjimo, jis jį nusipirko už didžiulę to meto sumą – 26 000 reicho markių. Vėlesniais metais jis įsigijo daugiau transporto priemonių. Jis atidžiai skaitydavo automobilių katalogus ir buvo atnaujintas su visomis techninėmis naujovėmis. Jis netgi teigė siuntęs eskizus Mercedes-Benz ir tikino, kad kai kurios prekės ženklo dizaino idėjos buvo jo. 1931 metais jis gavo aukščiausios klasės modelį Mercedes-Benz 770 su 8 cilindrų 7,7 litro varikliu. Tuo metu tai buvo brangiausias įmonės siūlomas automobilis. Automobilį jam asmeniškai pristatė pilotas Rudolfas Karacola. Mercedes norėjo patenkinti šį kylantį klientą. Nors mokėjo vairuoti, Hitleris nevairavo. Jis teigė, kad jei patirtų avariją, tai būtų politinė problema. Todėl jis visada keliaudavo su vairuotojais, kurie taip pat atlikdavo eskortų vaidmenį. Prieš ateidamas į valdžią, jis kirto Vokietiją šiais automobiliais, sėdėdamas šalia vairuotojo su žemėlapiais rankose, nuvažiuodamas 1000 kilometrų. 1942 metais jis negi pasakė: "Man patinka automobiliai." Kai kurios geriausios mano gyvenimo akimirkos buvo praleistos automobilyje. Kai jis atėjo į valdžią 1933 metais, jo automobilių parkas neribotai išsiplėtė. 1935 metais jo saugumo komandai buvo priskirti 4 automobiliai. Kitais metais jų jau buvo 8. Iš viso Reicho kanceliarija užsakė daugiau nei 60 transporto priemonių iš Mercedes-Benz. Iš visų šių modelių ekstremaliausias buvo Mercedes-Benz 770 150. Pirmasis buvo pristatytas 1939 m. balandį. Tai buvo patobulinta ankstesnio 770 versija, su hidrauliniais stabdžiais ir sustiprinta pakaba. Tačiau Hitlerio automobiliai turėjo ypatingų priedų: 40 mm neperšaunamus stiklus, 18 mm plieninės durys, sustiprintas padangas ir grindys su 10 mm plieno plokšte. Tikslas buvo, kad jis atlaikytų šūvius iš rankinių ginklų ir net iki pusės kilogramo sprogmenų. Dėl viso šio šarvavimo automobilis svėrė daugiau nei 5 tonas. Jis vos sugebėjo nuvažiuoti 6 mylias vienam galonui benzino. Nepaisant to, Hitleris buvo sužavėtas. Pamatęs pirmąjį modelį, jis pasakė: "Nuo šiol naudosiu tik šį automobilį." Jis buvo toks patenkintas, kad užsakė pagaminti kitus, kad galėtų padovanoti savo sąjungininkams. Buvo pagaminta tik 10 ir jie buvo pristatyti tokiems lyderiams kaip Mannerheimas Suomijoje, Antonescu Rumunijoje, Wislingas Norvegijoje, Franco Ispanijoje ir karalius Borisas Bulgarijoje. Nepaisant savo žodžių,
Hitleris ne visada naudojo šį modelį. Jis taip pat keliavo kitais šarvuotais 540A iš oficialaus parko. Kiekvieną kartą, kai pasirodydavo viešai, jis tai darydavo kortežės ir keliais automobiliais. Vienas atverdavo kelią, kitas buvo jo paties, o likusiuose buvo palyda. 1938 metais britų stebėtojas rašė, artėjantį juodų Mercedes eilė buvo nerima kelianti. Jie buvo ginkluoti kulkosvaidžiais ir neleido niekam artintis. Tačiau nebuvo aišku, kiek apsaugos suteikė šie automobiliai. Daugelis buvo kabrioletai, o Hitleris dažnai atsistodavo keleivio sėdynėje, kad pasveikintų. Tokiomis sąlygomis bet kas su ginklu galėjo jį užpulti. Jam svarbiau buvo, kad jį matytų, nei kad jį saugotų. Po režimo žlugimo 1945 metais vienas iš tų Mercedes-Benz 770-150 buvo rastas pietinėje Vokietijoje netoli Zalcburgo. Jungtinių valstijų 20-osios šarvuotosios divizijos kariai jį aptiko ant geležinkelio platformos, labai arti Berghofo, Hitlerio Alpių rezidencijos. Automobilis buvo kulkosvaidžio kulkų pažeistas ir turėjo matomų pažeidimų, tačiau vis dar veikė. Jis buvo perdažytas karinėmis spalvomis ir naudojamas TAV armijos karininkų transportavimui. Tais pačiais metais automobilis kirto Atlantą ir atsidūrė Jungtinėse valstijose, kur dalyvavo karo obligacijų pardavimo kampanijose. 1956 metais jis buvo parduotas aukcione kaip karinis perteklius Marylande. Jį už $725 nupirko Kanados kolekcininkas ir nuvežė į Torontą. Ten jis buvo restauruotas, nors ir su kai kuriomis klaidomis. Jam buvo pridėtas centrinis žibintas, kuris nebuvo originalaus dizaino dalis. 1970 metais transporto priemonė tapo Kanados karo muziejaus Otavoje kolekcijos dalimi. Iš pradžių manyta, kad jį priklausė Hermanui Gringui. Tačiau 90-ame dešimtmetyje muziejaus tyrinėtojas Ludvigas Košė peržiūrėjo serijos numerį ir palygino jį su Daimler-Benz archyvais. Buvo atrasta, kad šis automobilis buvo pristatytas tiesiogiai Reicho kanceliarijai 1940 m. Liepos 8. Jis buvo skirtas išskirtinai Hitlerio naudojimui. Su šiuo įrodymu buvo ištaisyti ilgus metus trukę nesusipratimai. Automobilis nepriklausė Gringui. Tai buvo vienas iš šarvuotų automobilių, kuriuos Hitleris naudojo Trečiojo Reicho metu. Nuo tada muziejus jį laiko vieną iš savo pagrindinių eksponatų. Iki šiol jis vis dar eksponuojamas su visa savo dokumentuota istorija. Hitlerio gaublys, kurį kareivis pasiėmė kaip suvenyrą. 1945 m. gegužę sąjungininkams žengiant per Trečiojo Reicho likučius, amerikiečių kareivis įžengė į Hitlerio Alpių rezidenciją Berghofą. Ten viename iš kambarių jis rado stalo gaublį padėtą ant baldo šalia medinės kėdės. Nedvejodamas, jis pasiėmė jį kaip suvenyrą. Šis gaublys nebuvo bet koks papuošalas. Jis buvo Hitlerio darbo aplinkos dalis ir buvo naudojamas jam žemėlapiams studijuoti, kampanijoms peržiūrėti ir maršrutams analizuoti. Kareivio vardas buvo Džonas Barsamen, TAV armijos veteranas. Jam buvo 91 metai, kai jis papasakojo savo istoriją. Jis dešimtmečių saugojo gaublį ir nusprendė jį parduoti aukcione dėl savo amžiaus. Objektas liko jo namuose, tylus jo istorijos liudytojas, kol jis nusprendė jo atsikratyti. Pirkėjas buvo Robertas Pritikinas, 78 metų, buvęs reklamos specialistas ir veterano draugas. Jis sumokėjo $100,000 plus 15% komisinio aukcionų namams, todėl bendra suma pakilo iki $115,000. Pritikinui tai nebuvo tik pirkinys. Tai buvo tiesioginė dalis vieno tamsiausių 20-ojo amžiaus laikotarpių. Kaip paaiškino jo asistentas Matthew Davis, objekto vertę sudarė ne pats gaublys, o tai, kas jį naudojo. Ši detalė visiškai pakeitė jo vertę. Modelis buvo įprastas savo laiku, tačiau tai, kad jis buvo Hitlerio rankose, pavertė jį unikaliu. Trečiojo Reicho metu Hitleris reguliariai naudojo tokio tipo gaublius savo karinėms kampanijoms vizualizuoti. Jis turėjo kelis tiek Berghofe, tiek kanceliarijoje.
Jam patiko juos judinti rankomis, pirštų rodyti sritis ir komentuoti teritorijas, kurias norėjo užkariauti ar kontroliuoti. Nors dažnai dirbdavo su ant stalo iškleisti žemėlapiais, Gaublys buvo praktiškesnis norint pamatyti visą Europą ir palyginti didelio masto vietas. Jo padėjėjai žinojo, kad jis jį naudojo planavimui ir improvizuotoms demonstracijoms savo lankytojams. Gaublys nebuvo didelis. Jis turėjo medinį pagrindą ir metalinį lanką laikantį sferą. Šalių ir miestų pavadinimai buvo vokiečių kalba ir jame buvo parodytos sienos, kokios buvo žinomos iki 1939 metų. Kai kurios detalės jau buvo pasenusios karo pabaigai, tačiau Hitleris vis dar jį naudojo kaip bendrą nuorodą. Jis konsultuodavosi su juo, ypač dienomis Berghofe, kai priimdavo valstybių vadovus, generolus ar politinius sąjungininkus. Ten, kalnuotoje aplinkoje, Gaublys veikė kaip jo teritorinių ambicijų įrankis ir simbolis. Šio objekto egzistavimas tapo žinomas viešai, kai aukcionų namai jį paskelbė kaip Berghofo Gaublį. Kai kurie abejojo jo autentiškumu, tačiau Barsamiano liudijimas ir kilmės dokumentai tai patvirtino. Veteranas pasiėmė objektą tiesiai iš Hitlerio rezidencijos 1945 metais. Jis ten buvo kaip dalis TVE karinio personalo atvykusių į zoną vokiečiams jau pasidavus. Berghofas buvo apleistas ir apiplėštas. Daugelis objektų buvo paimti kareivių kaip asmeniniai trofėjai. Kai kurie dingo be pėdsakų. Kiti, kaip šis Gaublys, vėl atsirado po dešimtmečių. Daugelį metų Barsamian jį laikė savo svetainėje, nesuteikdamas jam didelės reikšmės. Tik paskutiniaisiais metais jis nusprendė jį parduoti. Jo būklė buvo patenkinama, pagrindas turėjo laiko žymių, tačiau sfera liko nepakitusi. Jame nebuvo parašų ar specialių žymių, tačiau buvo naudojimo požymių. Pasak ekspertų, tai sutapo su kitais objektais, kurie buvo žinomi kaip autentiški. Tai nebuvo vienintelis su Hitleriu susijęs Gaublys pasirodęs po karo. Yra du kiti egzemplioriai, kurie buvo priskirti diktatoriui. Vienas buvo parduotas ankstesniame aukcione Londone, o kitas yra kariniame muziejuje Vašingtone. Tačiau tas, kurį Barsamian saugojo daugiau nei pusę šimtmečio, yra vienintelis, kurio kilmė yra tiesiogiai dokumentuota iš Berghofo. Todėl jis yra vienas iš labiausiai patikrinamų eksponatų. Susidomėjimas tokio tipo objektais nėra naujas. Nuo karo pabaigos daugelis Hitlerio daiktų buvo ieškomi, perkami ar studijuojami. Kai kurie yra privačiose rankose, kiti muziejuose, dar kiti dingo arba buvo sunaikinti. Tiesa ta, kad bet kuris daiktas, buvęs šalia jo, net ir nebūdamas prabangus ar išskirtinis, sukėlė susidomėjimą. Ne dėl to, kas jis yra, o dėl to, ką jis reprezentuoja. Šiuo atveju paprastas Gaublys virsta galios, propagandos ir karo liudytoju. Šiandien Berghofo Gaublys yra privačios kolekcijos dalis. Pritikinas jį saugo kaip istorinį objektą. Jis jo viešai neeksponuoja, tačiau leido jį dokumentuoti ir fotografuoti. Jo žodžiais tai nėra duoklė, o būdas prisiminti, kas atsitiko. Jam Gaublio saugojimas nėra to, kas jį naudojo, žavėjimasis, o geresnis supratimas, kaip jis mąstė. Šis objektas apibendrina daugelio Trečiojo Reicho atsiminimų prieštaravimą. Paprastos detalės, kurios susijusios su Hitleriu, tampa nepatogios, vertingos ar pavojingos priklausomai nuo konteksto. Gaublys išgyveno režimo žlugimą, plėšikavimą, metų dulkės ir vėl išniro kaip istorinė dalis. Jis pats nieko nesako, tačiau rodo, kad net nebylūs objektai turi atminti. Raudonas telefonas, kuriuo Hitleris davė paskutinius įsakymus. Paskutinėmis nacių režimo dienomis, Berlynui griūvant po sovietų puolimo, Hitleris slėpėsi savo požeminėme bunkeryje. 8 metrus po žemę, tarp sustiprintų betoninių sienų, jis leisdavo valandas duodamas įsakymus, gaudamas ataskaitas ir izoliuodamasis nuo savo imperijos žlugimo. Toje uždaroje ir tamsioje erdvėje vienas iš dažniausiai jo naudotų daiktų buvo raudonas bakelito telefonas. Jis buvo padėtas ant rašomojo stalo šalia jo įprastos kėdės ir tai buvo aparatas, kuriuo jis kalbėjo su savo generolais, savo padėjėjais ir kartais su savo sąjungininkais. Ant šio telefono pagamintos Siemens nugarėlis buvo išgraviruotas nacių erelio ženklas kartu su svastika. Jo išvaizda buvo paprasta, tačiau jo simbolinė ir operatyvinė reikšmė buvo milžiniška. Tai buvo tiesioginė linija,
su išore, su aukščiausiosios vadovybės biurais, su gynybos centrais ir su pagrindiniu lyderių slėptuvėmis. Iš ten Hitleris davė daugelį savo paskutinių įsakymų. Neįmanomus judesius, neegzistuojančias gynybas, nurodymus, kurių niekas negalėjo įvykdyti, tačiau kurie vis dar skambėjo iš to telefono iki pat pabaigos. Kai 1945 m. gegužę Raudonoji armija užėmė Berlyną, keli kareiviai ėjo į bunkerį. Ten jie rado dokumentų, baldų, sudegusių liekanų ir tarp viso to telefoną. Vienas iš pirmųjų jį pamačiusių karininkų buvo sovietų vadas. Tačiau po kelių dienų bunkerio liekanos atsidūrė Britų pajėgų globą. Būtent tada telefonas atsidūrė Britų karininko, brigados generolo Ralfo Reinerio, kuris buvo Vokietijoje ryšių užduotise rankose. Reineris gavo daiktą kaip dovaną iš Raudonosios armijos. Jie jį iškėlė į paviršių ir įteikė jam kaip karo trofėjų. Niekas tuo metu net neįsivaizdavo, kad šis aparatas išliks dešimtmečius, nei kad jis taps vienu iš labiausiai reprezentuojančių Hitlerio bunkerio eksponatų. Reineris parsivežė jį į Angliją ir laikė savo kaimo name, saugodamas kaip savo istorinio kelio relikviją. Ten jis išliko daugiau nei 70 metų, kol jo šeima nusprendė jį parduoti. 2017 metais telefonas buvo parduotas aukcione Jungtinėse valstijose. Aukcionų namai jį pristatė kaip Hitlerio telefoną iš Berlyno bunkerio, kartu su dokumentais patvirtinančiais jo kilmę. Prie objekto buvo pridėtas paties Reinerio laiškas, kuriame jis pasakojo, kaip gavo daiktą ir kaip jis buvo toje vietoje, kur jį rado. Taip pat buvo aparato nuotraukos jo namuose ir muitinės įrašai apie jo perkelimą iš Vokietijos. Telefonas buvo parduotas privačiam pirkėjui už $243 000, tapdamas vienu brangiausių objektų susijusių su nacių režimu. Kai kurie abejojo tokio tipo objektų pardavimo etika, tačiau aukcionų namai tvirtino, kad tai yra istorija, o ne propaganda. Objektas, pasak jų, kalbėjo pats už save. Jis nieko negarbino, o tiesiog rodė tiesioginį ryšį tarp lyderio ir jo sprendimų. Aparato dizainas buvo įprastas tuo metu. Raudonasis bakelitas išliko geros būklės, nors ir rodė naudojimo ir laiko žymės. Ragelis buvo originalus kaip ir pintas laidas. Pagrinde vis dar buvo matomi Trečiojo Reicho įrašai ir nebuvo abejonių, kad tai buvo karinis telefonas pritaikytas vidaus aukšto rango vadovybės naudojimui. Jo tiesioginį ryšį su bunkeriu ir su Hitleriu patvirtino Reinerio liudijimas ir specialistai, kurie analizavo objektą. Per daugelį metų Hitlerio vardui buvo priskirti įvairūs telefonai. Kai kurie buvo Reicho kanceliarijoje, kiti specialiuose traukiniuose ar rezidencijose, tokiuose kaip Berghofas. Tačiau šis konkrečiai buvo tas, kurį jis naudojo paskutinėmis savo dienomis, kai nebuvo pakankamai kariuomenės, nei vilties, nei erdvės deryboms. Iš šio aparato buvo įsakyta priešintis bet kokią kainą, nors Berlyno gatvės buvo užimtos, o šūvių garsas pasiekė slėptuvės duris. Telefonas virto simboliu. Ne dėl savo technologijos, o dėl sprendimų, kurie per jį buvo priimti. Iš ten buvo įsakyta įvykdyti dezertyrų mirties bausmes, perkelti nebeegzistuojančius padalinius ir atmesti derybas. Jis tapo paskutiniu balsu režimo, kuris atsisakė pasiduoti, net kai viskas buvo prarasta. Objektas iš pažiūros paprastas reprezentuoja tiesioginį ryšį su absoliučia, izoliuota ir nykstančia galia. Po aukciono naujasis savininkas nusprendė jį išsaugoti kaip privačios kolekcijos dalį. Objektas nėra viešai eksponuojamas, tačiau jam buvo leista jį fotografuoti, studijuoti ir dokumentuoti karo istorijos ekspertams. Jo egzistavimas vėl atvėrė diskusijas apie tai, ką daryti su tokio tipo eksponatais. Ar juos reikėtų rodyti muziejuose, saugoti privačiose kolekcijose, ar visiškai pašalinti iš apyvartos. Istorikams telefonas turi konkrečią vertę. Jis rodo, kaip Hitleris davė įsakymus iki pat paskutinės akimirkos. Jis neapleido kontrolės, net kai buvo akivaizdu, kad viskas baigėsi. Jis laikė telefoną arti kaip būdą išlaikyti vadovavimą. Nors realių galimybių nebeliko, jis vis dar kalbėjo, tarsi vis dar vadovautų visai armijai. Bunkerio liekanos laikui bėgant buvo uždarytos. Šiandien toje pačioje vietoje yra automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kukli lentelė primena, kad ten baigėsi nacių režimas. Bet telefonas išgyveno.
Jis buvo išgelbėtas, saugomas, parduotas ir dabar yra materialaus istorijos įrašo dalis. Tai nėra neutralus objektas. Tai įrankis, kuris buvo sprendimų pakeitusių visą Europą grandinės centre. Daugeliui pamatyti tą telefoną reiškia pamatyti paskutinį Hitlerio galios siūlą. Jame nėra puošybos ar prabangos. Jis yra raudonas, sunkus, pažymėtas žlugusio režimo simboliais. Tačiau jis reprezentuoja visiškos kontrolės iki paskutinės minutės idėją. Todėl jo išsaugojimas nėra nostalgijos gestas, o įspėjimas. Priminimas, kad net paprasčiausi objektai gali būti apkrauti sprendimų, kurie pakeitė pasaulį svoriu. Hitlerio testamentas. 1945 m. balandžio 29 rytą, kai jau buvo girdėti sovietų karių šūviai vos už kelių metrų nuo bunkerio, Hitleris paprašė popieriaus, rašalo ir sekretorės. Jis norėjo raštų palikti savo paskutinius sprendimus prieš mirtį. Jis tai padarė iš savo požeminio kabineto, toje pačioje vietoje, kurioje pastaruosius mėnesius slėpėsi nuo pralaimėjimo. Jis iškvietė savo patikimą mašininkę, Traudl Jungė, ir padiktavo jai tai, kas taps jo politiniu testamentu ir asmeniniu testamentu. Dokumentas susidėjo iš 2 dalių. Pirmojoje Hitleris paaiškino, kodėl jis neketino pasiduoti. Jis sakė, kad verčiau mirtų, nei būtų paimtas į nelaisvę sovietų. Jis tvirtino, kad jo mirtis yra būdas išvengti patekimo į priešų rankas ir kaltino žydus dėl Vokietijos žlugimo. Jis taip pat paskyrė savo įpėdinius. Karlą Dnicą paskyrė valstybės vadovu, o Josefą Gebelsą Reicho kancleriu. Antroje dalyje jis paliko nurodymus dėl savo asmeninio turto, įskaitant dalies savo meno kolekcijos dovanojimą būsimam Linco muziejui, idėją, kurią jis turėjo metus. Sekretorė viską greitai užrašė. Hitleris ramiai diktavo, tarsi neskubėdamas, nors už lango Berlynas buvo griuvėsiuose. Kai baigė, jis paprašė, kad tekstas būtų atspausdintas keliais egzemplioriais. Tada jis tvirtai pasirašė kiekvieną, nors jau buvo pastebimas jo fizinis pablogėjimas. Tai buvo paskutiniai oficialūs nacių režimo žodžiai. Paskutinis pranešimas parašytas, kai nebeliko karių, sąjungininkų, nei teritorijos, kurią reikėtų ginti. Kopijos buvo išdalintos. Viena buvo įteikta Žeinzasui Lorenzasui, kita Artūrui Aksmanui, o trečioji liko pulkininko Vilhelmo Zanderio rankose. Visi 3 turėjo užduoti išeiti iš bunkerio ir perduoti dokumentus naujiems lyderiams arba bent jau sąjungininkų valdžiai. Jie išėjo persirengę, naudodami šalutinius kelius ir sugebėjo išvengti patikrinimų. Kiekvienas paslėpė savo kopiją skirtingoje vietoje. Mėnesius nebuvo žinoma, ar tie lapai išgyveno Trečiojo Reicho žlugimą. 1945 m. gruodį Didžiosios Britanijos valdžia sugavo Zanderį Pietų Vokietijoje. Tarp jo daiktų buvo rastas lagaminas su popieriais. Peržiūrėję juos, jie suprato, kad jų rankose yra Hitlerio testamentas. Dokumentas buvo greitai nugabentas į Londoną, kur dokumentų specialistai patvirtino jo autentiškumą. Rašysena, antspaudai, formuluotės, viskas sutapo. Jis buvo originalus. Tais pačiais metais Britai nusprendė jį paviešinti. Jie atidavė jį tarptautiniai spaudai ir jis buvo paskelbtas keliuose laikraščiuose. Turinys sukėlė didelį poveikį. Tai buvo pirmas kartas, kai pasaulis tiesiogiai perskaitė paskutinius diktatoriaus žodžius. Nors tai nieko nepakeitė dėl karo rezultato, tai padėjo suprasti, kaip jis mąstė iki pat pabaigos. Jis neparodė atgailos, abejonių ar persvarstymų. Jis tik kartojo tas pačias idėjas kaip visada. Po paskelbimo dokumentas liko karinėje globoje. Kurį laiką jis buvo saugomas Londone, gynybos ministerijos dokumentacijos biure. Vėliau jis buvo perkeltas į Britanijos nacionalinį archyvą, kur buvo kataloguotas kaip istorinis įrodymas. Originali kopija, buvusi Zanderio rankose, buvo saugoma specialiame aplanke, apsaugota nuo sugadinimo. Buvo rastos ir kitos 2 kopijos – Lorenzo ir Agmano, nors prastesnės būklės. Po kelerių metų viena spausdinta kopija buvo perduota Niurnbergo teismo archyvui. Ten ji buvo parodyta kaip dalis medžiagos, įrodančios nacių režimo struktūrą. Ji nebuvo tiesiogiai naudojama kaip įrodymas prieš kaltinamuosius, tačiau kaip politinio konteksto dalis, rodanti, kad Hitleris perdavė valdžią ne demokratinėmis sąlygomis, o suplanavo tęstinumą savo artimiausiems bendradarbiams.
Dokumente Hitleris neminėjo Evos Braun, nors jie susituokė prieš kelias valandas iki diktavimo. Jis taip pat nekalbėjo apie genocidą ar karinės kampanijas, kurios baigėsi pralaimėjimu. Jis kalbėjo tik apie ištikimybę, kovą, išdavystę ir būtinybę tęsti palikimą. Savo asmeniniame testamente jis paliko nurodymus dėl savo privataus turto. Jis norėjo, kad jo vertingiausiai daiktai nepatektų į priešo rankas. Jis prašė sudeginti jo ir Evos Braun palaikus, o kai kurie daiktai būtų atiduoti jo šeimai ar artimiausiems darbuotojams. Nepaisant jo norų, didžioji dalis jo turto buvo konfiskuota sąjungininkų pajėgų. Linco muziejus niekada nebuvo pastatytas. Jo rezidencija buvo sunaikinta. Jo meno kūriniai atsidūrė THV armijos rankose, kuri juos perkėlė į specialius sandėlius. Jo banko sąskaitos buvo užšaldytos. Vienintelis, kas išliko visiškai, buvo dokumentas, kurį jis pasirašė paskutinę savo gyvenimo naktį. Šiandien Hitlerio testamentas saugomas 3 skirtinguose archyvuose. Zanderio kopija yra Jungtinės karalystės nacionaliniame archyve. Lorenzo kopija perduota Vokietijos fondai. Agmano kopija yra THV armijos archyvuose. Visos jos saugomos, nuskenuotos, apsaugotos ir prieinamos tyrimams, nors ne visada eksponuojamos. Dokumentas buvo atkuriamas knygose, dokumentiniuose filmuose ir istoriniuose tyrimuose. Tai nesmalsumas, elementas leidžiantis užbaigti nacių valdžios ratą. Parašytas tuo metu, kai viskas jau buvo prarasta, testamentas nesieja susitaikymo ir nepateikia paaiškinimų. Tai galutinis jo ideologijos patvirtinimas be niuansų. Šaltas, be emocijų, parašytas taip, tarsi jis vis dar vadovautų nebeegzistuojančiai valstybei. Istorikams šis objektas yra esminis. Ne tik dėl jo dokumentinės vertės, bet ir todėl, kad jis atspindi mąstyseną, su kuria Hitleris susidūrė paskutinėmis savo valandomis. Jis nepasidavė, nepripažino klaidų, nepakeitė savo kalbos. Jis mirė kartodamas tą patį, ką sakė metus. Ir raštų paliko tą pačią liniją, tais pačiais priešais, tomis pačiomis idėjomis ir tais pačiais įsakymais. Tas popierius išgyveno bombardavimus, bėgimus, plėšikavimą ir laiko tėkmę. Tai vienas iš nedaugelio asmeninių daiktų, kurie tiksliai atspindi, kaip Hitleris norėjo būti prisimintas. Todėl jo vertė yra ne popieriuje ar paraše, o patvirtinime, kad iki paskutinės akimirkos jis nepakeitė nei žodžio. Mažas šepetėlis, kurio Hitleris prižiūrėjo savo ūsus. Nors tai gali atrodyti nereikšminga smulkmena, šis objektas reprezentuoja vieną iš labiausiai atpažįstamų diktatoriaus vizualinių ženklų. Jo trumpi, stačiakampio formos ūsai buvo esminė jo įvaizdžio dalis dešimtmečius. Ir šis šepetėlis, rastas tarp jo daiktų Berghofe amerikiečių karių, buvo jo kasdienės higienos rutinos dalis. Šepetėlis buvo paprastas, pagamintas iš to meto įprastų medžiagų. Rankena buvo iš poliruotos medienos, šiek tiek patamsėjusios nuo naudojimo. Šeriai buvo šernų išdėstyti siauromis eilėmis. Jis neturėjo jokių matomų gamintojo ženklų, papuošimų ar personalizavimo. Skirtingai nuo kitų Hitlerio daiktų, tokių kaip jo indai su išgraviruotais inicialais ar jo prabangus rašikliai, šis daiktas nerodė jokios pompastikos. Jis buvo funkcionalus, tiesioginis ir diskretiškas, tačiau jis buvo laikomas rudame odinėme dėkle kartu su kitais higienos reikmenimis, o tai rodo, kad jis buvo dažnai naudojamos rinkinio dalys. Artimi Hitlerio aplinkos nariai nekartą komentavo jo apsėstumą išvaizdą. Nors jis vengė makiažo ar ryškių kvepalų, jis buvo labai griežtas dėl savo šukuosenos ir ūsų. Jis laikėsi asmeninės priežiūros rutinos, kuri beveik nekito. Kiekvieną rytą po pusryčių jis praleisdavo kelias minutės priešais veidrodį, derindamas kiekvieną detalę. Ūsams reikėjo ypatingo dėmesio. Jis naudojo mažas žirkles juos apkirpti, o po to šepetėlį, kad suteiktų jiems formą. Pasak jo asmeninių asistentų, tokių kaip Heinzas Lingė, Hitleris buvo itin kruopštus. Jis neleido niekam kitam liesti savo šepetėlio. Jis pats jį laikė rakinamame stalčiuje ir dažnai valydavo. Nebuvo neįprasta matyti jį, trinant šerius sausą šluostę po naudojimo. Jis turėjo kelias identiškas kopijas, tačiau visada naudojo tą patį, išskyrus kelionę. Tokiais atvejais jis nešiojosi kelioninę versiją įvyniotą į audinį. Šepetėlį
5 metų gegužę atgavo TAV pareigūnas. Jis buvo dalis grobio, surinkto Berghofe, prieš tai, kai kompleksas buvo apiplėštas ir sudegintas. Kareivis jį paėmė nežinodamas, kas tai tiksliai yra, manydamas, kad tai gali būti barzdos ar plaukų šepetys. Po daugelio metų, lyginant jį su Hitlerio nuotraukomis, kuriuose jis naudoja tualeto reikmenis, buvo patvirtintas jo specifinis naudojimas ūsams. Objektas keliavo iš rankų į rankas, kol atsidūrė privačioje kolekcijoje Teksase. Nors ir mažas, šepetėlis reprezentuoja tapatybės simbolį. Hitlerio ūsai buvo satyros, propagandos, imitacijų ir analizės objektas. Tačiau jų priežiūra buvo kažkas, ką jis vertino rimtai. Jis neleido jiems augti daugiau nei kelis milimetrus. Tiksli forma, kurią jis naudojo, anglų kalba žinoma kaip dantų šepetėlio ūsai, buvo populiari prieš karą, tačiau laikui bėgant ji tapo beveik išimtinai susijusi su juo. Harley Chaplinas juos naudojo humoristinėme kontekste, o vėliau atvirai atsisakė. Daugelis aktorių atsisakė juos naudoti dėl to, ką jie reprezentuoja. Nacių estetikos tyrimai taip pat paminėjo, kaip Hitlerio fizinis įvaizdis, įskaitant jo ūsus, buvo kruopščiai sukurtas siekiant parodyti valdžios, paprastumo ir griežtumo mišinį. Nebuvo nieko spontaniško. Kiekviena vizualinė detalė buvo apgalvota, kad sustiprintų jo kaip lyderio figūrą. Todėl šepetėlis buvo šio kūrinio dalis. Tai nebuvo tik asmeninio naudojimo daiktas, tai buvo įvaizdžio įrankis. Kolekcininkas, kuris šiuo metu jį turi, leido jį ištirti Trečiojo Reicho objektų specialistams. Buvo patvirtinta, kad medienos tipas ir šerių forma atitinka vokiečių asmens priežiūros priemonės iš 4 ir 5 dešimtmečių. Taip pat buvo atlikta nusidėvėjimo analizė, kuri sutapo su ilgalaikiu naudojimu. Nebuvo jokių ženklų, kurie 100% patvirtintų jo naudojimą Hitleriui, tačiau tiesioginė kilmė iš Berghofo ir sutapimas diktatoriaus nuotraukomis tai stipriai patvirtino. Šepetėlis trumpam buvo pasiūlytas aukcione 2003 metais, tačiau buvo atšauktas po spaudimo iš grupių, kurios prieštaravo su nacizmu susijusių objektų komercializavimui. Nuo tada jis buvo laikomas privačioje aplinkoje, neviešinamas. Buvo padarytos nuotraukos ir dokumentuota jo būklė. Dabartinis savininkas nepareiškė ketinimo jį parduoti ir leido istorikams prie jo prieiti tik akademiniais tikslais. Skirtingai nuo kitų objektų, tokių kaip ginklai, uniformos ar oficialūs dokumentai, šis šepetėlis neturi tiesioginio karinio ar politinio naudojimo. Tačiau jo vertė slypi jo simbolikoje. Jis rodo, kaip net kasdieniškiausi daiktai gali būti valdžios aparato dalis. Įvaizdžio priežiūra Hitlerio atveju nebuvo nereikšmingas reikalas. Tai buvo dominavimo įrankis. Ūsai nebuvo tik veido plaukai. Tai buvo prekinis ženklas. Ir šis šepetėlis, kasdien naudojamas šiam ženklui palaikyti, yra tylus priminimas, kaip asmeninis įvaizdis gali būti režimo dalis. Tikrai nežinoma, kiek Hitlerio asmens higienos priemonių išliko. Daugelis buvo sunaikintos, pamestos ar paslėptos. Kiti, kaip šis, išliko tyloje. Jie neturi aukso, nei galios, nei technologijos, bet jie savyje neša istorijos svorį. Šepetėlis, mažas, paprastas, kasdieninio naudojimo, buvo vieno destruktyviausių 20-ojo amžiaus lyderių rutinos dalis. Šiandien jo egzistavimas nesukėlė susižavėjimo, o greičiau nepatogumų. Tai objektas priverčiantis prisiminti, kad simboliai ne visada yra dideli. Kartais jie slypi detalėse, minutėje, tame, kas atrodo trivialu. Šis objektas, nieko nesakydamas, susisieja su veidu, kurio pasaulis nepamiršo. Veidu, kurio įvaizdis buvo sukurtas be kita ko šiuo šepetėliu. Nepavykusio 1923 metų perversmo auksinis medalis. Po nepavykusio valstybės perversmo Miunchene 1923 metų lapkritį, žinomo kaip alaus pučas, nacių režimas rado būdą, kaip šį pralaimėjimą paversti pasididžiavimo simboliu. 1934 metais, praėjus dešimtmečiui po įvykio, Hitleris nusprendė sukurti atminimo medalį, skirtą pagerbti tuos, kurie dalyvavo tame mėginime užgrobti valdžią. Šis aukso spalvos metalinis, tiksliai detalizuotas objektas įgijo ypatingą vietą partijos kulte. Medalį Hitleris asmeniškai įteikė nedideliai grupei žmonių. Jį gavo tik tie, kurie dalyvavo 1923 metų perversme ir išliko lojalūs partijai vėlesniais metais.
Iš viso šių objektų buvo apdovanota apie 1500 žmonių. Įteikimas nebuvo automatinis, buvo vertinamas kiekvienas atvejis ir tik tie, kurie atitiko tam tikrus kriterijus, gavo apdovanojimą. Dizainas buvo sukurtas labai kruopščiai, siekiant atspindėti partijos vertybės ir įvykių svarbą. Objektas buvo ovalo formos, 38 mm ilgio ir 33 mm pločio, sveriantis 19 gramų. Priekyje buvo reljefinis karinis šalmas, padėtas ant ąžuolo lapų vainiko. Apačioje buvo užrašyta data 9. November 1923. Kitoje pusėje dominavo didelė svastika. Ant jos buvo perversmo kankinių vardai, ypač 16 žuvusiųjų, kurie tapo judėjimo simboliais. Apačioje buvo užrašyta frazė "Und ihr habt dort gesiegt" ir vis dėlto jūs nugalėjote. Kiekvienas medalis buvo lydimas Hitlerio pasirašyto sertifikato. Šis oficialus dokumentas patvirtino įteikimą ir išsamiai aprašė pripažinimo priežastį. Tai nebuvo bet koks medalis. Partijos viduje jis buvo laikomas aukšto lygio apdovanojimu. Tie, kurie jį nešiojo, buvo laikomi originaliais judėjimo nariais, žmonėmis, kurie buvo nuo pat pradžių. Jie buvo pagarbiai vadinami senaisiais partijos kovotojais. Medalio naudojimas taip pat turėjo taisyklės. Jis galėjo būti nešiojamas tik tam tikruose konkrečiuose partijos renginiuose, tokiuose kaip kasmetiniai Miuncheno pučo minėjimai. Be to, jis turėjo būti dedamas kairėje krūtinės pusėje virš kitų ženklų. Buvo neleidžiama, kad kas nors be leidimo nešiotų kopiją. Tai buvo vidinis tapatybės simbolis, žymintis hierarchijas tarp nacių partijos narių. Vienas iš smalsiausių šio medalio aspektų buvo jo gamyba. Nors jis atrodė auksinis, iš tikrųjų jis buvo pagamintas iš auksuoto lydinio su sendinta apdaila. Tai suteikė jam senovinę ir rimtą išvaizdą. Jį pagamino Miunchene įsikūrusi įmonė Dessler & Son, ta pati, kuri gamino daugelį kitų Trečiojo reicho ženklų. Kiekvienas vienetas buvo numeruojamas ir registruojamas siekiant išvengti klastočių ar netinkamo naudojimo. Bėgant metams, medalis tapo partijos kulto objektu. Jo turėtojai buvo kviečiami į specialius renginius ir gaudavo tam tikrų privilegijų režimo hierarchijoje. Netgi buvo kalbama apie juos, tarsi jie būtų savotiškas elitas nacizmo viduje. Turėti šį medalį reiškė būti judėjimo branduolyje nuo pat pradžių. Karo pabaigoje daugelis šių medalių dingo. Kai kurie buvo užkasti jų savininkų, kiti dingo bombardavimų ar evakuacijų metu. Taip pat buvo tokių, kurie juos sunaikino, kad nebūtų identifikuoti kaip buvę nacių partijos nariai. Tačiau keli egzemplioriai išliko. Kai kurie buvo rasti sąjungininkų karių 1945 metais tarp oficialių pastatų liekanų arba užfiksuotų aukšto rango karininkų asmeninių daiktų. Laikui bėgant, pučo medalis tapo karinės memorabilia kolekcionierių ieškomų objektų. Jie pasirodė privačiuose aukcionuose, specializuotose namuose ir privačiuose kolekcijose. Vienas iš geriausiai išsaugotų egzempliorių šiandien yra Imperijos karo muziejuje Londone. Jį padovanojo Didžiosios Britanijos veteranas, kuris jį rado 1945 metais įėjęs į partijos pastatą Bavarijoje. Objektas buvo patvirtintas ir dabar yra nuolatinės parodos apie nacių režimo propagandą ir simbolius dalis. Kitas egzempliorius buvo rastas Austrijoje apleistoje sodyboje netoli Linco. Jį rado ūkininkas atlikdamas remonto darbus tvarte. Objektas buvo metalinėje dėžutėje kartu su kitais partijos dokumentais. Vietos valdžiai jį patikrinus buvo patvirtintas jo autentiškumas. Vėliau jis buvo perduotas regioniniam muziejui saugoti. Šiandien nepavykusio Miuncheno perversmo medalis vis dar kelia diskusijas. Kai kurie jį laiko istoriniu eksponatu, padedančiu suprasti, kaip režimas kūrė savo vidinę naratyvą. Kiti jį laiko fanatizmo simboliu, kurio nereikėtų eksponuoti. Kad ir kokia būtų pozicija, faktas, kad šis objektas apibendrina pagrindinį Vokietijos istorijos etapą. Perėjimą nuo nedidelio marginalaus judėjimo prie totalitarinės diktatūros. Objektas nebereprezentuoja lojalumo ar pripažinimo. Dabar jis yra ekstremizmo paženklinto laikotarpio materialiojo archyvo dalis.
Jo egzistavimas padeda atkurti istoriją iš apčiuopiamų daiktų, iš to, kas liko rankose, uniformose ir kišenėse tų, kurie buvo režimo dalys. Šia prasme, labiau nei apdovanojimas Pučo medalis tapo tylių politinės ambicijos pasibaigusius griuvėsiais liudininku. Laikui bėgant daugelis daiktų, kurie buvo Hitlerio rankose, sugebėjo ištrūkti iš uždaro valdžios rato. Kiekvienas jų buvo tylus etapo, paveikusio milijonus liudininkas. Nuo paprastos akvarelės dėžutės iki telefono, kuriuo jis naudojosi paskutinėmis dienomis. Visi šie daiktai buvo rasti bunkeriuose, biuruose, rezidencijose ir nuniokotose laukuose po režimo žlugimo. Ne vienas iš šių objektų nebuvo sukurtas išlikti ilgiau nei pats Trečiasis Reichas, tačiau kai kurie išliko atsitiktinai dėl grobimo arba dėl juos radusių žmonių sprendimų. Daugelis buvo paslėpti, parduoti, padovanoti arba laikomi paslaptyje. Šiandien didžioji dalis jų yra muziejuose, privačiose kolekcijose ar oficialiuose archyvuose, kurie nebereprezentuoja galios ar valdžios, o yra fiziniai žlugusios diktatūros įrodymai. Kiekviena išgelbėta detalė kalba ne apie idealus ar ideologijas, o apie kontrolę, ambicijas ir propagandą. Šis žvilgsnis į tai, kas liko, nesiekia nei susižavėjimo, nei pasmerkimo. Jis tik atskleidžia faktais ir be interpretacijų, kas iš tikrųjų atsitiko su diktatoriaus asmeniniais daiktais po karo.